Sveiki, Marija, aš esu jūs prižiūrintis studentas Patrikas. Sakykite, kaip jūs šiandien jaučiatės? Šiandien jaučiuosi šiek tiek pavargusi ir šiek tiek kosėju, bet šiaip jaučiuosi gerai. Dėkui, kad paklausėte. Sakykit, Marija, ar turite kokių nors alergijų, ar anksčiau esate vartojusi antibiotikų? Neturiu jokių alergijų ir niekada anksčiau nesuvartojusi antibiotikų. Supratau, tai šiandien mes jums sulašinsime antibiotiko cefuroksimo. Jis turėtų sulašėti per pusvalandį, o vėliau ateisiu pažiūrėti, kaip jūs jaučiatės. Gerai supratau. Ačiū, kad paaiškinote. Lauksiu jūsų apsilankymą. Puiku. Galite prijungti antibiotikų lašelinę. Labai blogai jaučiuosi, sunku kvėpuoti. Jūs matuojate deguonies saturaciją. Saturacija yra 86%. Saturacija yra A. Normali. B. Žemiau normos. Ar reikia paskirti deguonį? A. Taip. B. Ne. Matuojate kvėpavimo dažnį. Jis yra 26 kartai per minutę. Kvėpavimo dažnis yra A. Normalus. Klausotės pacientės kvėpavimo. Kvėpavimas. Matuojate arterinį kraujo spaudimą. Jis yra 8. Matuojate pulsą. Jis yra 120 kartų. Apžiūrite pacientės odą. Oda yra A. Normali. B. Blyški. C. Paraudusi. Vertinate pacientės sąmonės būklę Glasgow skale. Kvietėte. Kas nutiko? Marija blogai jaučiasi ir jai trūksta oro, kvėpavimo dažnis 26 kartai per minutę, saturacija sumažėjusi 86%, pulsas 120 kartų per minutę, spaudimas nukritęs 89 ir 60. O kaip vertinate pacientės odos spalvą? Oda yra paraudusi ir niežtinti, bet to pacientė yra sąmoninga pagal Glasgow komų skalę 15 balų. Ar buvo nutrauktas antibiotikų lašinimas? Taip, antibiotikų lašinimą jau nutraukiau. Supratau, visiškai nutraukite antibiotikų skyrimą. Nuimkite nosinės kaniules ir pakeiskite jas deguonies kauke. Padidinkite deguonies tiekimą iki 8 litrų per minutę. Paskambinkite budinčiam gydytojui. Prisistatykite ir pasakykite palatos numerį, pacientės vardą ir amžių. Pasakykite, dėl ko atvyko ir kas jai daroma. Gydytojas Jaruševičius Pirmiausia, klauso. pasakykite savo vardą ir palatos numerį. 5. Sveiki, čia skambina studentas Patrikas iš 5 palatos. Taip, klausau. Gerai, pasakykite gydytojui pacientės vardą, pavardę ir amžių. Pacientė yra Marija May, 64 metų. Gerai, supratau. Gerai, dabar pasakykite, dėl ko paguldyta į skyrių. Pacientė buvo paguldyta dėl plaučių uždegimo. Tai kas atsitiko? Lašinome cefuroksimą ir prasidėjo alerginė reakcija. Gerai, toliau pasakykite, kokius gyvybinius rodiklius įvertinate. Saturacija 86%, pulsas 120, spaudimas nukritęs 89 ir 60, pacientė kvėpuoja švokščiančiai, paviršutiniškai, kvėpavimas padažnėjęs, bet sąmonė yra gera. Taip, gerai. Sakykite, kokius gydymo veiksmus atlikote. Nutraukėme lašinti antibiotikus ir skyrėme deguonį per kaukę. Ką toliau daryti? Gerai, panašu į antibiotikų sukeltą alerginę reakciją. Suleiskite į raumenis 300 mikrogramų adrenalino. Kiek adrenalino suleisite? A. 300 mikrogramų. Skiriama 300 mikrogramų adrenalino. Koks vaistų vartojimo būdas? A. Į kokį raumenį leisite adrenaliną?
Į veną suleiskite 250 mg hidrokortizono. Kokį kiekį skiriate pacientui 250 mg hidrokortizono? Skirkite 2,5 mg, srovės sulašinkite 500 ml ringeriu. Skiriate 500 ml. Gerai, ką reikėtų daryti toliau? Nutraukite šių antibiotikų skirimą. Pažymėkite alergiją šiam antibiotikui ant pacientės ligos istorijos. Gerai, tai skirimą jau nutraukėm ir alergiją pažymėsime ligos istorijoje. Nuolat stebėkite pacientės būklę. Kas 5 minutės matuokite deguonies saturaciją, kvėpavimo dažnį, pulsą ir kraujo spaudimą. Taip pat vertinkite pacientės sąmonę, odos būklę ir matuokite temperatūrą. Ar viską įsidėmėjote? Taip, viską įsidėmėjau. Gerai, jei pacientės būklė pablogės, skambinkite man. Ar turite klausimų? Ne, viskas aišku, ačiū. Gerai, ateisiu į palatą po 5 minučių pažiūrėti ligonės. Gerai, tai leiskite pakartoti. Pacientai buvo suleista 300 mikrogramų adrenalino, 250 mg hidrokortizono, 2,5 mg salbutamolio ir 500 ml ringerio tirpalo. Puiku, pradžia. Ar galėtumėte pasakyti, kokius dokumentavimo veiksmus atlikote? Taip. Apie alergiją pažymėjome paskirimų lape ir ligos istorijoje, taip pat pacientai uždėjome alergijos apyrankę, kurį įspės apie alergiją. Puiku. Kaip planuojate toliau stebėti pacientę? Dabar kas 5 minutės mes matuosime deguonies saturaciją, pulsą, kraujo spaudimą, taip pat temperatūrą, sąmonės būklę ir odos spalvą. Puiku, viską užfiksavau. Taigi, Marija, jums įvyko alerginė reakcija antibiotikams, bet viskas yra gerai, dabar susisiekėme su gydytoju ir jis yra informuotas apie jūsų alergiją. Ačiū, kad pasirūpinote manimi. Jaučiuosi šiek tiek geriau. Taip, dabar tikrai nebėra dėl ko nerimauti, bet jums reikėtų atsiminti ateityje, kad jūs esate alergiška antibiotikui cefuroksimui ir esant reikalui informuoti apie tai gydytoją. Ačiū, prisiminsiu tai. Dėkoju už pagalbą. Kad ir kaip bebūtų, vaistai yra pažymėti jau ir paskirimų lape ir jūsų ligos istorijoje, ir šio vaisto mes jums tikrai daugiau nebeskirsime. Supratau, dėkoju už rūpestį ir informaciją. Mes toliau stebėsime jūsų būklę, ateisime vis patikrinti, kaip jūs jaučiatės. Sakykite, ar dabar jau šiek tiek yra geriau? Taip, jaučiuosi šiek tiek geriau. Ačiū, kad rūpinatės manimi. Jeigu pasijustumėte blogai, tai galite vėl paspausti iškvietimo mygtuką. Gerai, ačiū, kad pasakėte. Tikiuosi, jog nereikės, bet žinosiu, ką daryti, jei prireiktų. Nepamirškite paminėti, kad bus stebimas paciento kvėpavimas, matuojamas kraujospūdis ir pulsas, taip pat, kad uždedama alergiją įspėjanti apyrankė. Ši informacija yra svarbi siekiant užtikrinti paciento saugumą ir informuotumą apie tolesnius veiksmus. Taip, tai Marija, mes jums tada dar uždėsime vieną apyrankę, kuri informuos apie alergiją ir vėlgi, kaip ir minėjo slaugytojas, stebėsime jūsų gyvybinius rodiklius. Gerai suprantu. Dėkoju, kad viską organizuojate.